Kaltę neigiantis Andrius Ūsas kol kas vienintelis įtariamasis vadinamojoje Kauno pedofilijos byloje. Pernai gruodį jam pateikti įtarimai dėl tvirkinimo, šių metų rugsėjį ir dėl seksualinio prievartavimo. Įtarimai Ūsui paremti remintis faktiškai liudytojų parodymais ir faktiškai pačios mergaitės parodymais. Kedžio ir Stankūnaitės dukra bei jos pusseserė apžiūrėję teismo medikai nedaro išvados, kad prieš jas panaudota seksualinė prievarta. Tačiau esą taip nuspręsta galėjo būti ir dėl to, kad mergaitės tirtos ne iš karto. Ekspertai ne taip pasakė, kad nebuvo seksualinės prievartos, ekspertai pasisakė, kad požymių, kad tokia prievarta būtų naudojama, nėra. Prokuroras sako, kad Kedžio ir Stankūnaitės dukra be kitų specialistų teismo psichiatrai ir psichologai tyrė 3 kartus. Paskutinį kartą buvo bandoma išsiaiškinti, ar mergaitė buvo primokyta, kaip liudyti. Yra tam tikrų duomenų, kad galimai tokie faktai buvo. Tačiau kokio laipsnio tie faktai pasireiškia ir kaip atsiliepia jos parodymams, aš šiuo metu dar negaliu atskleisti. Prokurorai kol kas neturi pakankamai duomenų, kad nužudytas teisėjas Jonas Furmanavičius galėjo tvirkinti ir prievartauti mergaitę. Mažametį Furmanavičiaus iš nuotraukos nepažino, Ūso nuotrauką atpažinti pateikta nebuvo. Jeigu mergaitė atpažintų Ūsą, arba jeigu mergaitė neatpažintų Ūso, tai absoliučiai jokios reikšmės bylai neturėtų, vien tik tai dėl to, kad ir taip yra duomenys byloje, kad jie anksčiau yra bendravę. Kol kas nežinoma vieta, kur mergaitės galėjo būti prievartaujamos. Motelio Baltosios burės darbuotojai paneigė, kad jame lankėsi Ūsas ir Furmanavičius. 7 prokurorus dėl bylos vilkinimo nubaudęs generalinis prokuroras teismui skundžia ir 2 policijos tyrėjus iš Kauno, nors Vidaus reikalų ministerijos generalinis inspektorius aplaidumo jų darbe nenustatė. Ir dabar nėra aišku, ką galėjo dar geriau ir daugiau padaryti tyrėjai, kad šita byla būtų pajudėjusi į priekį. Vienintelis arbitras mūsų valstybė yra teismas, kuris ir pasakys, tai vis tik tais pažeidė pareigūnai įstatymą, ar viską padarė, kad šita veika būtų atskleista ir ištirta. Anksčiau buvo skelbta, kad pedofilijos byla bus baigta šį mėnesį, tačiau prokuroras sako, kad baigties galima laukti sausį, nes laukiama vienos ekspertizės. Bylą tyria 10 prokurorų ir policijos tyrėjų. Aurelijus Griškevičius, Vidmantas Biržinis, LNK žinios Vilnius.